Na tai ką sveiki visi, su jumis Anonimos ir šiandieną pristatau tokį savo Minecraft hobio viduką, klipuką, kuris yra apie survival, tokiam jungle pagrindinėme žemėlapyje, ar kaip čia galima pavadinti. Tai va, esu naujokas ant Minecrafto, pradėsiu nuo nulio, galima sakyti, žaisiu vienas, gal iš kur nors rasiu kokių pagalbų, gal internete ir taip toliau. Tai va, kiek žinau, reikia pastatyti namą kuo greičiau, kad neužpultų ten visokie kokie ten creeperiai, kaip jie ten vadinos. Tai va, tiek, tai reikia skubėti statyti namą. Ir jo, kaip va matote, už manęs yra daug sendo, tai galėtum padaryti kokią fermą, kokių va kaktusų. Bet pirmiausia reikia statyti namuką kuo greičiau, nes kiek žinau, naktis trunka 10 minučių. Mūsų čia tokiam laiko tarpe. Tai va, reikia skubėti kuo greičiau. Jeigu jums patinka tokie video, kaip čia aš va dabar sumaršiau padaryti, tai uždėkite laiką, komentarą, nes aš tikrai va laiko gaištu čia. Aišku, čia ne dava sakysite, kad aš gaištu laiką čia kurti, tai nebekurka, ne. Tai ne, aš tai žinai, čia man patinka kurti tokios video, čia mano kai hobis, tai galiu ir nekurti. Įdomu tai pasidalinti, ką veiki pats. Bet va, 14 medienos, manau, tą medį, ne, tą medžių nereikės kalti. Tą nukalsim, pasidarysim medienos ir pastatysim namuką, čia kokį nors kuklų čia šalia, nes reikės pataupyti biškį medienos. Tokį kokį nors čia kvadratinį. Čia iki girdėjau ovalų negalima daryti, jau. Gerai. Stogą. Jo, stogą būtina, nes čia iššoktų tokie vorai, creeperiai, ten zombiai, kas čia dar tokių. Kiek aš pats žiūrėjau, tų Minecraft video yra pilnas YouTube'as. Visokie vaikai ten kuria, dabar galvos, kad aš čia vaikas. Ne, tiesiog, žinot, man patinka kurti video. Jo, tai va. Nežinau, žinokit, kaip turiu statyti. Teks vyrai jums padėti man. Arba paklausiu ko nors, nes čia tokių yra tenais statyti visokių nesąmonių, kad nepadėsi ten taip to ir nepastatysi nieko. Tai ten čia politika žiūri Minecraft'e, būtinai taip, ne kitaip. Aš žinau tik tai kaip pastatyti farmą ir namą, o daugiau manęs niekas nedomina. Toliau išmoksime, arba jūs padėsite, komentarus prašysit. Kiek čia to medžio reikės, jo bištvojimą. Na, manau, šitą medį užkalsim ir bus gerai. Na, va, dar pasidarykim kokį 40 medienos. Na, čia to įsai aplinkų parinksim, čia būsim fermeriai. Užauginsim medienos. Čia to gražiai viskas bus. Jo, duris reikia daryti eilutės 2 sudėti. O šitą atsimenu. Nes kažkada prieš kelius metus žaidžiau tą Minecraftą, ar prieš kiek laiko. Tai kažką dar atsimenu, lyg ir. O stogą padarėme, dabar reikėtų... O, nepadarėme. Fuck, šūdas, ne čia pasačiau. Ir čia. Keistai man tam tas atrodo. Gal šito nereikia. Gerai, dabar reikėtų pastatyti mum crafting table'ą. Šiaip jį reikėjo pirmai pastatyti, bet na ką padarysim. Dabar taip ataušo mūsų galvoje ir sugalvojom tai padaryti. Tai va, mes dabar kalsime visi. Ai, nereikia kabelstounų, dar neturim. Keksų, va. O čia tai būtų filas. Ką, starom biškutį stikų, ką galėtume paskui apie keksą padaryti. Ir reikėtų medinio pikakso, ką galėtume kabelstounų skalti. Dabar būsime dėjai Lietuvos kurmiai, kurie rausis į giliuosius mūsų mainus, kaip čia ištartis. Gerai. Kai atsimenu, pirmą kartą žaidžiau Minecraftą, jo, čia įsikasęs kelis blokus radau ironą. Tai čia buvo žiauriai didelis pasiekimas, bent jau man, taip atrodo. Ir mes čia nieko nerasim, nes čia šūdas plotas kažkoks. Gerai, kasim, einam į viršų, tikiuos dar naktis.
nes bus vamzdis šiandien. O, gerai, puiku, dar diena. Pasidarykime biškį... Ai, taip negalima. Nu, nesvarbu, pirmą pasidarykim pikeksą taigi. Pikeksą, o tada darom... tą. Ne, čia prisikirsim. Gerai, bet dabar mes keliausim į žygį paieškoti avių. Avis, kai žinome čia. Lava. Nu, aš tokių dalykų aš dar nemačiau. Ant paviršiaus lava. Keistoka galiu pasakyti. Arba mums gal šitam epizodui nereikia avių, nes... čia nebijau, aš įkrisiu tą lavą. Čia gal dar deimantų kokių rasim? Ne, gal. Gerai. Pirmam epizodui užteks, man atrodo, namą pastatyti. Dar pradėsim kokią fermą. Reikėtų pastatyti, va, ką reikėtų pastatyti. Duris. Beveik svarbiausias dalykas. O, kitas reikalas dabar gyvenimus. Gerai, einame, pastatysim mes tą fermikę. O kaktusus užaugai, kaip matau. Tuo kaktusu. O tas tu. Dar einam kaktusu, dar kaktusu. Kiek žinau, galima padaryti automatinę čia fermą ar kaip čia kaktusų. Tai mes pamėginsime ją ir tokį padaryti. Gerai, samdo. Čia biškį nukalkim pradžiai. Kad pasidarytume automatinę. Kiek atsimenu iš savo laikų, tai padarysiu tokią paprastesnę, nes kitokios nemoku. Tai va. Gerai, manau, užteks. Mums reikia prieiti prie vandens, tai čia bus gan gera vieta. Gerai, taip. Čia infinity water, kaip matau. Gerai, sandas. Ai, nors ne, geriau medį panaudokim šį kartą. Taip. Čia. Statau todėl, kad nuplauktų čia va tie kaktusai, kai aš čia pastatysiu. Reikia mums sando. Čia per reikalą tą medį pastačiau, jopšik net. Gerai, ir tada kaktusai. Manau, užteks pradžiai tokia dydžio. O, šūdas, ne taip, nežinau su šituo. Čia buvo feilas. Gerai, reikia mums kabelstono. Takšt. Na, o kitus padarysime su medžiu, nes mums nebeužtenka jau. Čia nukalt galim ir taip. Čia reikės mums pikekso. Čia irgi. Na, kai matote automatinę, čia tokia mini. Matote, kai viskas nuplaukia. Čia tiesiog man tai reikės pasimti. Čia dar galim įkirsti. Va tokia automatinė. Tai ką, jau lyg ir naktis tai bus. Rūkas didelis. Nekenčia šitų rūkų. Ką dar reikėtų pastatyti? Reikėtų fermą ir kitą epizodą pastatyti, nes šis kaip ir į pabaigą eina vyrai. Tai va, čia šitas neįtama. Tai va, čia ištrauksiu didįjį kervuką. Ir bus viso, manau. Nes naktis, va, turime namuką. Pirmam epizodui užteks. Ir jo. Tiek turim šį kartą pasakyti. Laukite kito epizodo. Tai manau, jis bus už 2 dienų arba rytoj. Tai va, laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir iki kito karto.